turėjau traumą, dėl to aplinkybės susiklostė taip, kad galėjau sau leisti išvažiuoti į Tailandą. 2 savaitės buvau Tailande, vėliau mėnesį keliausi į Filipinus. Filipinuose buvau Legacy Gym stovykloje. Ten ypatingai patiko, man buvo labai aukštas MMA lygis. Pamačiau, kas yra MMA. Yra daug daugiau ko išmokti ir man galbūt labiau patraukliau pasirodė MMA ir aš nusprendžiau dabar siekti galbūt aukštumų MMA taisyklės. Pamačiau kitokių treniravimo technikų, viskas visiškai kitaip buvo. Filipinuose buvo viskas daug profesionaliau. Ar aš pats pasikeičiau, nežinau, žiūrėsim ringe, bet aš 1,5 metų kovos neturėjau. Aš manau, mano stovėsena yra gana stipri. Man trūksta imtynių, parterio, dėl to stengiuosi eiti į braziliančių jiu-jitsu treniruotės, važinėju po kitus klubus, stengiuosi kažką naujo įgauti, išmokti parterį, nes man tikrai trūksta to. Bet aš nesistengsiu kovoti daug parterį, aš tiesiog stengsiuosi kovoti stovėsenoje, bet jeigu kova nueis į parterį, aš kovosiu parterį. Stengiuosi nesikarščiuoti. Stengiuosi nusiraminti, kvepuoti, galvoti apie kovos eigą, negalvoti, kad ir kažkas į mane žiūri. Tiesiog visą dėmesį stengiuosi skirti kovai. Žiūrim video, žiūrim jo YouTube galbūt vaizdelius, kokias jisai silpnasias vietas palieka, ar tai būtų koja, ar žemai laiko rankas. Reikia analizuoti, būtinai negali aklai išeiti į kovą, bet kartais būna taip, kad tenka išeiti aklai į kovą. Man patinka labai Rashad Evans technika. Jis labai gerai viskas susidėliojęs ir mano stilius galbūt labiausiai yra panašus į Rashad Evans UFC kovotoją.